Pradžios knyga, 15 skyrius. Po šių įvykių Abromas matė regėjimą ir pasigirdo Viešpaties žodis. Jis tarė: Nebijok, Abromai, aš tavo skydas, tavo atpildas bus labai didelis. Bet Abromas atsakė: Viešpatie Dieve, kas man iš tavo dovanų? Nes aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra Damaskietis Eliezeras. Abromas pridūrė: Palikuonio man nedavei, todėl vergas gimęs mano namuose bus mano įpėdinis. Ir štai išgirdo jis Viešpaties žodį: Jis nebus tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties. Išvedęs jį laukan tęsė: Pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždes, jei gali jie suskaičiuoti. Po to tarė: Tokie gausūs bus tavo palikuonys. Jis patikėjo Viešpačiu ir tai jam Viešpats skaitė teisumu. Tuomet jis tarė jam: Aš esu Viešpats, kuris išvedžiau tave iš Chaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Viešpatie Dieve, paklausė jis, iš ko aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu? Jis atsakė: Parūpink man treigę telyčią, treigę ožką, treigę aviną, purplelį ir jauną balandį. Jis visus jos parūpino, perkirto pusiau ir suguldė pusės vieną priešais kitą. O paukščių pusiau neperkirto, plėšriai paukščiai leidosi ant skerdienos, bet Abromas juos nuvaikė. Saulė ležnis Abromo apėmė didelis miegas ir apgaubė didelė baisi tamsa. Tuomet Viešpats tarė Abromui: Tu turi žinoti, kad tavo palikuonės bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kenties priespaudą 400 metų. Bet tautą, kuriai jie vergaus, aš teisiu. Po to jie išeis su dideliu lobiu. Tu nueisi pas savo protėvius ramybėje ir būsi palaidotas sulaukęs žilos senatvės. O čia sugrįš jų 4. karta, nes Amoritų nedorumo saikas dar neprisipildė. Saulė nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūksantis žarijų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp anų skerdienos pusių. Ta dieną Viešpats sudarė sandorą su Abromu, tardamas: Tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės, lygi didžiosios upės Eufrato, kraštą Kainitų, Kenazų, Kediečių, Hetitų, Perizų, Refajų, Amoritų, Kanaaniečių, Girgašų ir Jebusiečių.